Laidoje papasakosime apie šiauriausią Kuršių nerijos dalį – Kopgalį, kuriame jau nuo XIX amžiaus pradžios veikia paplūdimiai vyrams ir moterims, o šiandien jo traukos centras lankomiausias muziejus Lietuvoje. Susitiksime su linksmu, aktyviu ir energijos kupinu vokaliniu kvartetu Kapela A, kurio muzika skamba tikriems muzikos gurmanams. Kaip sakant, nuo galvos nepabėgsi, bet kosmosas valdo vis tiek. Laidą Kultūra Plius žiūrėkite netrukus. Labas vakaras, su jumis ir vėl sveikinasi laida Kultūra Plius. Kopgalis tai šiauriausia Kuršių nerijos dalis, kur marios jungiasi su jūra. XIX amžiaus pradžioje čia įkurti paplūdimiai vyrams ir moterims, o XIX amžiaus tvirtovėje šiandien įsikūręs jūrų muziejus. Laidoje papasakosime apie Kopgalį. Nerijos Smaigalio dalis iki dabartinės etnografinės žvejo sodybos 16–XIX amžiuje jau egzistavo, tačiau Kopgalio smaigalys nuolat kito vėjo, audrų, srovių, potvinių, sąnašų, pustomo smėlio veikiamas ir iki pat XVII amžiaus ši vieta jokiuose šaltiniuose niekaip neįvardyjama. Nurodomi bevardžiai smėlynai iš šiaurę nuo Smiltynės. Kopgalis kopų galas, kopos buvo lietuvininkų tarme, buvo vadinama Nerija kopomis. Pas pavadinimas lietuviškas nėra senas, praktiškai tai yra 20 amžiaus pavadinimas, o senesnis buvo Zuderšpicė, kas reiškia, ir kartu dar vadintas Zuderhaken, kas reiškia pietinė smailuma arba pietinis ragas. Prūsijos kuršiai šį pavadinimą ištardavo Zuderšpicė. Gali pasirodyti keista, kodėl šiauriausia Nerijos dalis buvo vadinama pietiniu ragu. Buvo ragas į kontinento pusę vienas pasvyręs, o tuo tarpu kontinento pusėje buvo kitas ragelis, vadinamas Norderhuk arba šiaurinis ragas, ir tiesiog tą šiaurinį ragą nuplovė potvinis ir ledonešis nuskuto, toks panašus likimas ištiko ir pietinį ragą. Ilgą laiką Kopgalis buvo negyvenama vieta dėl gamtinių sąlygų. Žmonės čia lankydavosi, būtent už to pietinio rago buvo lankėlė, prie kurios įplaukė laivai slėpdavosi nuo audros. 18–20 amžiuje Nerijos smailumos raidai įtaką darė naujas faktorius žmogaus veikla, kuri buvo inspiruota gamtos krečiamų išdaigų. Buvusi kopa šalia būtent Kopgalio apylinkių pasvyro, buvo paplauta, įvirto į marias. Ir tas vanduo, reiškia, tiek užsiteršė, kad iš nei įplaukti, nei išplaukti negalėjo jokie burlaiviai. Klaipėdos uostas smėlio įkalintus laivus po metų nelaisvės išvadavo tuomet buvęs galingas ledonešis. Tačiau po šio įvykio buvo pradėta svarstyti, ką daryti, kad tokia situacija nepasikartotų. Ir viena iš tų minčių buvo tvirtinti krantus, buvo statomas būgnas, tokie akmeniniai įrengimai ir ties Smiltynė. Ir ties Kopgaliu buvo bandyta kažką tai tokio, buvo siūlyta užkalti medinių apkalų krantinės tokio daryti. Kitas dalykas buvo siūloma kažkaip tas kopas stabdyti. 18 amžiaus pabaigoje Samuelis Lilienthelis iškėlė dvi idėjas, kaip būtų galima apsisaugoti nuo tokių nelaimingų įvykių. Viena iš tų idėjų tai buvo būtent molą statyti, kuris stabilizuotų pačią tą smailumą. Ta idėja buvo būtent pradėti tvirtinti kopas. Darbai vyko žiemos metu, buvo atvežti akmenys, reiškia, sukaltos dėžės, tos ledas prakirstas, viskas nardinama žemyn, pilami tie akmenys ir taip toliau. Ir taip atsirado pirmoje pietinio molo užuomazga, ir vėliau tie darbai, sakykime, buvo tęsiami iki šiol. Kitas dalykas, kad tuo metu buvo karklais bandyta apželdinti tą smailumą. Taip Kopgalyje pradėti pirmieji kopų tvirtinimo darbai Kuršių nerijoje – Kopagūbrio užuomazgos. Žmogaus pastangos sustabdyti smėlį ir apželdinti kopas šiandien yra tapusi priešinga problema anuometiniai. Dabar miškingas ruožas kėsinėsi į kopas, mažėja paplūdimių ruožas. Būklė galim būti tik patį Kopgalio, biškį sunkesnė, kadangi tenai yra prapūstoma. Miškininkai mūsų
Kaip po kiekvienos audros bando patvirtinti, bet, žinot, gamta daro savo, nes yra smėlis kaip ir gyvas organizmas, čia nupusto, čia vėl atpusto, taip ir ten Kopgalį. Nes ten jau yra kokie, čia yra, jeigu muziejai būtumėt nueiti, pažiūrėti, viena nuotrauka yra prieš 30 metais nufotografuota ir šiais metais, tai ten kaip tik matosi apie 20 metrų nupustyta, nuplauta. Ką mes norim saugoti? Jeigu mes norim saugoti mišką, tada mes saugokime mišką, bet jeigu mes norim kopą saugoti, tada reikia jau aukoti mišką. Nes, kaip matot, yra apsauginis kopagūbris, kuris buvo sukurtas žmonių prieš 200 metų, tai yra faktiškai žmogaus ir gamtos kūrinys, tai yra buvo padaryta tam, kad apsaugot Kuršių neriją nuo pusimų, kuris apsauginis kopagūbris eina nuo Kopgalio iki pat Rusijos apie 100 km, jau, kaip sakiau, prieš 200 metų, tai šitas dalykas irgi reikėtų saugoti. Tačiau anuomet sumašius apželdinti kopas visiems numatytiems darbams atlikti reikėjo žmonių. Atsisakius sumanymų įdarbinti kalinius, nes tai reikalavo didelių išlaidų, buvo sumanyta čia apgyvendinti žmonės iš žemyno, skiriant jiems lengvatinius sklypus ir atleidžiant nuo mokesčių. Kad čia apsigyventų tie žmonės, kurie, na, sakykime, patys norėdami išgyventi, reiškia, tvirtintų tuos, reiškia, krantus ir smėlį. Na, taip. Kitas jų uždarbis būtų balasto iškrovimas. Balastas tai į burlaivį pakraunamas smėlis, žemės ar akmenys, skirti jo stabilumui išlaikyti, kai laivu negabenamas kitoks krovinys. Kopgalyje buvo įkurta balasto iškrovimo aikštelė, kurioje griežtai prižiūrima, kad iškraunant neužsiterštų vanduo. Dirbti šį darbą ir čia gyventi 1818 metais atvyko pirmasis gyventojas, netrukus įsikūrė dar kelios sodybos. Rinko dumblius, sodino bulves tose žemėse, palaipsniui iš tos balasto aikštelės išaugo ištisas kalnas, suformuotas buvo, ir jie ten už to kalno, reiškia, įsikūrė. 18 amžiaus 3 dešimtmetyje kilo didelė audra, kuri išardžiusi tuo metu buvusių kopų sutvirtinimus Nerijos Smailumą laikinai buvo pavertusi sala, o tai prie marių įsikūrusius gyventojus privertė persikelti į Smailumos gilumą toliau nuo vandens. Taip atsirado pirmosios Kopgalio kaimo užuomazgos. Laikui bėgant kaimas plėtėsi ir augo. Kaimas buvo ypatingas tuo, kad jis buvo atleistas. Leista buvo žvejoti, reiškia, gyventojams taip pat versti žvejybą, jie buvo labai ir neapmokestinami per daug, tai jie galėjo žvejoti jūroje ir mariose, na, bet žinoma, kad daugiau žvejojo jūroje. Ir kitas verslas, naujas verslas, tai buvo būtent poilsiautojai. Šio verslo užuomazgų randame jau 19 amžiaus 4 dešimtmetyje. Atsirado maudyklės pajūryje ir, aišku, tų poilsiautojų patogumui vis reikėjo kažkokių tai pramogų, kurie ten galėtų apsistoti ir panašiai. Na ir jau 19 amžiaus ir 20 amžiaus sandūroje Kopgalis jau turėjo ištisinę infrastruktūrą. Tai yra ir poilsiautojus priimdavo, kitas dalykas pradėjo veikti Zabrovskio restoranas, kavinė, garsėja savo smėliniais pyragaičiais ir tokia terasa kur pavėsinė, kur kartais grodavo orkestrėlis. Šiandien poilsiautojų patogumui buvusios sukurtos infrastruktūros labai trūksta. Problema ta, kad, pavyzdžiui, su maitinimais trūkumas yra, va, šitokių yra 2-3 kokias tai kavinės, o žmonių tai turbūt čia tūkstančiai. Tai va, būtų problema galbūt ir su šitais, gal ir su tais tualetais, irgi, nes turbūt, kiek suprantama, aš nepaslaptys, kad žmonės kur eina į jūrą. Kopgalyje susisiekimo patogumui anuomet buvo pastatyta prieplauka, kur švartavosi keltai. Čia pamažu apsigyveno tarnautojai, kurie keldavosi tarnybon į Klaipėdą. Kaimo sodybos prasiplėtė verandomis, kad gyventojai galėtų aptarnauti poilsiautojus. Balasto kalnas vėliau buvo panaudotas 19 amžiaus antroje pusėje, statant karinį tvirtinimą Nerijos fortą, kur beje kurį laiką veikė mokykla. Taip pat Kopgalyje buvo ir laivų gelbėjimo stotis, toliau už forto veikė karantino stotis, kuri turėjo apsaugoti nuo rykšte tapusios choleros plitimo šalyje. Po Antro pasaulinio karo į tuščius buvusių gyventojų namus atsikėlė naujakuriai iš kontinento. Čia veikė pasienio režimas, buvo pasienio užkarda, kurį įsikūrė būtent barakų vietoje ant karantino stoties ir forte. Ir kas vėlgi įdomu, kad, reiškia, skirtingai negu kiti klaipėdiečiai,
tie gyventojai buvo jie turėdavo nešiotis pasus, jos pastoviai tikrindavo, skaičiuodavo, jie ten turėdavo pasižymėti. 20 amžiaus 6-ame dešimtmetyje Kopgalyje įsikūrė elektrinė žūklės laboratorija, o gyvenimas čia nutrūko, kai žmonės buvo iškelti į miestą, o buvusiame forte ir šalia jo įsikūrė jūrų muziejus, šiandien tapęs vienu iš šios vietos traukos centrų. Žmonės traukia ir molaitie, ir žvejėjai eina žvejoti, ir Kopgalio tvirtovė buvusi, dabar pavirtusi jūrų muziejum, turi savotišką trauką. Yra dar senos jūreivių kapinaitis Kopgalyje, yra kur palaidotas pirmas kapitonas jūrų, čia ilsisi. Kopgalio paplūdimiai irgi yra labai populiarūs ir vienadieniai tie vadinamieji turistai, kurie būtent atvyksta dėl gero oro ir būtent Lietuvos žmonės, klaipėdiečiai, kurie atsikelia keltu, jų yra pati lankomiausia vieta. Turbūt praleidę laiką paplūdimiuose, Smiltynės paplūdimiuose, jie nori apžiūrėti ir Kopgalį, ir visas kitas istorinės vietas įdomias. Apie lankomiausią muziejų Lietuvoje ir Nerijos forto istoriją papasakosime kitoje laidoje. Po trumpos pertraukos susitiksime su dainingojo kvartetu Kapela A, o dabar Baltikum televizijos eteryje reklama. Uostamiestyje jau 8 metus gyvuojanti Kapela A – tai dainingų ir aktyvių žmonių kvartetas, kurie garsina Klaipėdos ir Lietuvos vardą įvairiuose konkursuose ir koncertuose. Kaip teigia patys grupės nariai, jų kūriniai skamba tikriems muzikos gurmanams. Kviečiu šiandien susitikti su Kapela A. Kapela A muzikinis kvartetas gyvuojantis jau 8 metus. Grupės užuomazgos prasidėjo nuo Aušros Mičiūtės sumanymo sukurti gerai dainuojančių žmonių komandą. Mes dviese pradėjome iš pradžių įrašų studijoje įrašinėti vieną Aušros tokią dainelę ir ten Aušra prigalvojo labai daug back vokalinių partijų ir jas pati dainavo, buvo labai gražu. Taip pat ir turime tam talentą ir gali tai daryti. Du profesionalūs dainininkai ieškojo jaunų talentingų žmonių. Prie jų labai greitai prisijungė Rasa Sera, o Kristina Jatautaitė po kiek laiko jie sutiko Klaipėdos universiteto menų fakultete. Kolektyvo sąstatas galiausiai susikristalizavo ir nesikeičia jau bene 7 metai. Nors Kapelai A koncertuoti dažnai netenka, tačiau kvartetas džiaugiasi savo veikla. Mes vis tiek esame tokia grupė, kuri gurmaniška grupė. Aš pasakyčiau taip. Aš manau, kad mes viską darome iš širdies ir ta muzika tiesiog reikalauja galbūt kitokio klausytojo pasiruošimo muzikai. Nes tai yra muzika, kuri nenori priverčia klausyti. Klausydamas ją tu negalėsi valgyti kepsnio, tu negalėsi šokti. Tu esi priverstas klausyti. Visų pirma, šita grupė mums patiems yra labai malonus ir mielas dalykas, nes taip mes realizuojame savo vokalinės idėjas, savo mintis, o jeigu jos patinka kitiems, tai yra didžiulis atpildas. Kapelos A muzika – vokalinė. Joje skamba 4 balsai be jokių kitų papildomų instrumentų ar fonogramų. Pastovaus vieno lyderio kvartetas neturi. Juos skirtingais grupės gyvenimo etapais, ko gero, teko pabūti kiekvienam. Kolektyvas džiaugiasi, kad jie jau tiek laiko yra drauge. Jos vienyje bendras požiūris į muziką ir meilę šiam darbui. Mes labai intensyviai repetuojame. Taip, kad nėra jokių progų atsipalaiduoti ir tiesiog vis laik susitinkam, tobulėjam, neleidžiam savo apsileisti. Ir nesvarbu, kad mokslai jau pasibaigė ir kaip ir užpildo tą tokį nostalgiją, nes susitinkam, repetuojam, tobulėjam ir vis tiek tas mokymosi procesas tobulėjimų ribų nėra. Be dainavimo kolektyve Kapela A visi jos nariai turi papildomos veiklos, kuri žinoma susijusi su muzika. Jaunimo centrui Junior City Jazz kartu su jo įkūrėja Aušra šiandien vadovauja ir Kristina Jatautaitė. Kai baigiau fakultetus, spjoviau ir sakiau, jau mokytoja, aš? Nesąmonė, jau sakiau, kai jau nebedainuosiu atseit, tada galbūt kažką ir parodysiu vaikam. O gavosi taip, kaip atseit. O gavosi taip, kad Aušra išėjo motinystės atostogų ir paprašė mane pavaduoti. Bet aš labai sunkiai prašiau, todėl kad
Tai darbas iš tikrųjų nėra lengvas ir nėra paprastas. Tuo labiau dirbi su paaugliais, kas dirba, man atrodo, tikrai žino, kad tai yra, sakykime, nekruvinas darbas, bet iš tikrųjų reikalaujantis labai daug kantrybės ir labai daug meilės tiems vaikams. Klaipėdos jaunimo centre gyvuojantis choras, kuriame šiandien dainuoja apie 60 jaunuolių, uostamiestyje yra mylimas, laukiamas įvairiose miesto renginiuose. Mes esam šiek tiek daugiau matomi negu kiti kolektyvai, nes mes dalyvaujam visų bibliotekoje, sporto renginiuose, meno renginiuose, kultūros renginiuose. Mes niekur neatsisakom, todėl kad bet kokia aikštelė, bet kokia scena vaikams yra patirtis. Šiemet Aušrai ir Kristinai teko sudalyvauti viename populiariame televizijos projekte, kur jos buvo Klaipėdoje surinkto neprofesionalių dainininkų chorvedės. Mums buvo labai įdomu iš tikrųjų, tai nauja patirtis, neįkainojama ir kažkaip visada būna tas toksai po naujųjų metų laikotarpis, kada viskas nuslūksta, laukia naujo atgimimo ir kažkaip galvom, kaip tik turėtume laiko, būtų mums tiesiog įdomu, atrodo, čia ta veikla tik savaitgaliais, kodėlgi ne, kažkaip taip. Tuo labiau, kad buvo nuostabi komanda. Nes aš tai kažkaip, mes su Kristina abi bendradamos, tiesiog priėm tokį išvadą, kad iš tikrųjų labai gera komanda. Buvo gana sudėtinga iš tikrųjų. Jau vien dėl to, kad sakau, mes jau galvojam, kad čia tik savaitgaliais bus toks užsiėmimas. Tai labai klydom. Mes dirbome kiekvieną mielą dieną, ne mažiau negu po 4 valandas. Daugiau. Net ir daugiau. Jeigu įskaitant visas aranžuočių, visus darimus, medžiagos rinkimą, tai laiko tikrai buvo padėta labai daug. Dar vienas projektas, kuriame entuziastingai sutiko dalyvauti Kristina ir Aušra, tai jaunoji džiazo banga. Tarsi Klaipėdos pilies džiazo festivalio kūdikis, kurio idėja gimė Ingai Grubliauskienei. Neatsiejamų duetų per ilgą laiką tapusios Kristina ir Aušra jaunai džiazo bangai sudarė programą, kurios didžioji dalis buvo patikrinta jų vadovaujamo choro Junior City Jazz koncertuose. Puikiai pavyko. Tuo labiau, kad laiko pasiruošti vaikai turėjo labai mažai. Bet jie įkando tokią programą, kad aš tiesiog stebiuosi iš tikrųjų. Nes ta džiazo muzika vis tiek truputį pulsuoja kitaip nei ta muzika, kurią propaguoja muzikos mokyklose. Vis tiek retas, kuris susiduria su džiazo muzika, su gospelu, su swingu, su visom kitom atšakom. Dėl to mes perklausėm, nežinau, gal 600 kūrinių. Be bendrų projektų kiekvienas kapelos A narys turi asmeninės su muzika susijusios veiklos. Kristina Jatautaitė jau 3 metus dainuoja muzikinėme kvartete Jazzy T, kurio užuomazgų buvo jau studijų metais. Tai yra vėl kitokia veikla. Kapela yra keturbalsis dainavimas. Tai yra tik vokalinė muzika. Tik vokalinė muzika, taip. Jazzy T vėl šiek tiek, sakykime, aš jau tenai viena vokalistė, aplink mane muzikantai. Be viso to, Kristina su garsiuoju Stepu Januška, buvusiu jos dėstytoju, dainuoja legendinėje grupėje Studija. Grupės Studija pati nepastoviausia grandis būdavo merginos, tai jos vis keitėsi ir matyt atėjo toks momentas, kada jie nebeturėjo dainininkės, tuomet man pasiūlė. Aušra Smičiūtė 6 metus dainuoja grupėje 3 apelsinai, dirba pedagoginį darbą Stasio Šimkaus muzikos mokykloje, tačiau jos labiausiai mėgstama veikla – darbas studijoje, kuriam apgailestauja dainininkė dažnai pritrūksta laiko. Mano meilė ir aistra yra vokalinė muzika ir viskas, kas yra susijęs su ją, daugiabalsis dainavimas. Tai sakykime, vėlgi vaikams arba kas turi kažkokių tai minčių, darau vokalinės aranžuotės toms dainelėms, pavyzdžiui, liaudies dainos įvairios. Ir man labai patinka būtent tas studijinis darbas, tas kūrybinis procesas. Galbūt jisai vėlgi niekam per daug nematomas yra, bet man smagu, kad mano balsai yra kažkieno backgroundas. Taip pat rašau tekstus, kartais parašau ir muziką kažkokioms tai dainoms. Kapeloje A dainuojančios Rasos Seros veikla taip pat neapsiriboja vien dainavimų kvartete. Dainavimo įmoko Vidūno mokyklos bei Kačinskio muzikos mokyklos mokinius, dainuoja muzikinėje grupėje, dalyvauja įvairiuose muzikiniuose projektuose, konkursuose. Internete vyko Enigmos konkursas, kur reikėjo siųsti savo garso takelius. Ten įdėjau vieną liaudies dainą savo ir pirmos vietos nelaimėjau, bet
patekau į pirmą ketvirtuką ir Enigmos įkūrėjas Michaelas Cretu pirmus 4 įtraukė į tolimesnį projektą, kadangi Enigma jau yra 20 metų ir 20 metų jubiliejaus proga tiesiog tokį tarptautinį projektą darom. Dainuoju Donis grupėje, ten alternatyvioji tokia liaudies muzika su šiuolaikinėm aranžuotėm. Taip pat dainuoju grupėje Sink, kurioje anksčiau dainavo Kristina ir Aušra. Viena koncertuoju ir su liaudies enodra ir šiaip. Kapeloje A nuo pat pradžių dainuoja vienas vaikinas, tačiau nuskriaustas tarp 3 merginų jis nesijaučia. Aš gyvenime turbūt pagerbtas tarp moterų esu. Taip visą laiką gaunasi, kad mane supa vien tik moterys. Tai yra taip, todėl, kad Mindaugas beveik kovo 8 yra gimęs, beveik. Dažniausiai mano gimtadienį ir švęsdavo kovo 8, nes dviguba šventė būdavo. Mes tokias išvadas padarėm. Bet prie viso to aš dar ir vairuotojų dirbu jų visų ir nuvešiu visur, kur tik reikės, į bet kokį konkursą, nuvairuosiu jokių problemų, tik tai į Taivanį nuvairuosiu. Čia yra mūsų žaibolaidis. Aš moku nuraminti, bet jos ir pačias nusiramina, dažniausiai pavirsta į juoką, viskas į begalinį, nenutrūkstamą juoką iki ašarų ir visos problemos dingsta. Moterų kolektyve vyras vienas yra gerai, nes pasako vieną frazę ir visos praplimpa juokais ir viskas. Viskas pasibaigė. Ir baigta repeticija. Grupės Kapela A dainininkės vienbalsiai tvirtina, kad jų grupės narys Mindaugas, baigęs muzikinį vokalą, yra labai aktyvus, energingas ir nenustykstantis vietoje. Mano gyvenimas sukasi vis tiek apie muziką viskas ir dar nėra taip atsitikę turbūt, kad daryčiau kažką be muzikos, kažkokia kitoj srityje. Tai vat, čia likimas toks turbūt. Dainuoju Kapeloje A, kaip žinot, paskui dabar groju tokiam vienam projekte klavišiniais instrumentais, šitas projektas vadinasi Jazz Vision. Ką dar darau? Aranžuotas savo įrašų studijėlį, kaip dabar madinga sakyti, turiu įrašų studiją, ten taip toliau. Būna ir iš galvos tų idėjų, bet dažniausiai tada jas tenka ištrinti visas, nes... Tos, kur iš galvos netinka? Netinka, ne. Kaip sakant, nuo galvos nepabėgsi, bet kosmosas valdo vis tiek. Vokalinis kvartetas Kapela A dalyvauja įvairiose konkursuose, kurie džiugina naujomis pažintimis ir aukštais pasiekimais. Keliaujam su dainom po Lietuvą, po Austriją ir tikimės pakeliauti ir į Taivanį nuvažiuoti, jeigu bus, kaip sakant, likimas dosnus ir į Italijos kokį tai konkursą, vieną kitą vokalinį, nes konkursai iš tikrųjų labai yra faina tokia sfera. Muzikiniai konkursai, sakau, čia ne tiek aišku, kaip asmenybėm irgi jie duoda, bet kaip grupiai, kaip ir Aušra minėjo, kad tai yra kaip patvirtinimas, kad einame teisingų kelių. Jeigu mūsų įvertina užsienyje konkursą, tai reiškia neveltui mes viską su mumis gerai. Artimiausioje ateityje 2011-aisiais vykstanti antroji jaunoji džiazo banga, koncertai ir dalyvavimas naujose konkursuose Taivanyje ir Italijoje. Aš labiausiai džiaugiuosi, kad mes išsirovėme į konkursus vokalinius ir mes ten nuskynėme laurus. Aš labai džiaugiuosi. Tai mums tiesiog buvo įrodymas, kad mes einame teisingai. Klaipėdoje prasidėjusi kalendorinė žiema nesustingdė kultūrinio gyvenimo. Kviečiu apsižvalgyti po kultūrinės uostamiesčio naujienas. Lapkričio 25 dieną Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos meno skyriaus galerijoje buvo atidarytos 2 menininkių parodos – Tatjanos Simonaitienės Neatrasta erdvė ir Birutės Fodorovos Ieškojimai.
Lapkričio 27-28 dienomis Klaipėdoje vyko tarptautinis džiazo dainininkų festivalio Jazz Voices nacionalinė dalyvių atranka, kurioje rungtasi dėl geriausio džiazo atlikėjo titulo kitų metų pavasarį vyksiančiame jubiliejinėme 10-ajame Jazz Voices konkurse. Mūsų šalies garbę gins 4 merginos – Edita Bodrovaitė, Vilija Matačiūnaitė, Eglė Gerasimovaitė ir Veronika Čečinskaitė. Lapkričio 29 dieną Ievos Simonaitytės bibliotekoje buvo atidaryta pirmoji ciklo 19-20 amžiaus Mažosios Lietuvos ir Nidos kolonijos dailininkų kūryba paroda. Parodoje eksponuojami įvairios tematikos nuotaikingi, romantiški rytprūsių dailininkų kūriniai. Ciklą pristato Rytų Prūsijos mylėtojų draugijos Nidė nariai, kurie nuo 2007 metų surinko beveik 800 meno kūrinių. Lapkričio 30 dieną Klaipėdos etnokultūros centre vyks seminaras Laiko tiltų į Mažąją Lietuvą. Renginys skirtas tilžės aktui paminėti, pranešimus skaitė Klaipėdos universiteto ir kitų mokslo įstaigų mokslininkai. Gruodžio 1 dieną Ievos Simonaitytės bibliotekoje buvo pristatytas literatūros almanachas Baltija. Almanachas išėjo storesnis, išėjo kryptingas, netgi tematiškas, tema raktas. O raktas labai toks imlus dalykas, raktas gali būti, sakysim, straipsnis apie nostalgiją, tai nostalgija yra kaip raktas, arba raktas į Mėčiaus kūrybos pasaulį. Gruodžio 3 dieną koncertų salėje prasideda šventinės klasikos festivalis Salve muzika, kuris klaipėdiečius ir miesto svečius džiugins išskirtiniais koncertais iki pat naujųjų metų. Šiandien laidoje papasakojame apie šiauriausią Kuršių nerijos dalį. Noriu užduoti konkurso klausimą susijusį su šia tema. Kada Kopgalyje atsirado pirmieji paplūdimiai? Atsakymus siųskite elektroniniu paštu info@arts3.lt. Kitą savaitę burtų keliu iš teisingai atsakiusių mes išrinksime vieną laimingąjį. Jam padovanosime kvietimą 2 apsilankyti Klaipėdos koncertų salės organizuojamo šventinės muzikos festivalio Salve muzika renginyje, vokalo muzikos perlai, kuris vyks gruodžio 22 dieną. Praėjusioje laidoje uždavėme jums klausimą, kada buvo pastatytas 6 neogotikinių pastatų kompleksas, kuriame šiandien įsikūręs Klaipėdos universitetas. Į šį klausimą teisingai atsakė mūsų laidos žiūrovė Zarina Neroda, su ja šiandien ir susitinkame. Ir koks yra teisingas atsakymas? Buvo pradėtas statytas 1904 metais, o baigta 1907. Taip, tai yra teisingas atsakymas ir iš kur jūs sužinojot? Iš laidos Kultūra Plius. Labai malonu. Ir už šį teisingą atsakymą mes jums norime padovanoti kvietimą 2 apsilankyti Klaipėdos koncertų salės organizuojamame šventinės muzikos festivalis Salve muzika renginyje, kuris vyks gruodžio 16 dieną. Tai yra muzikinis spektaklis Žvėrių karnavalas. Prašau. Ačiū, labai malonu. Prašau. Šios laidos konkurso nugalėtoja tapo Sigita Pikturnaitė. Sveikiname. Dėkoju, kad šį pusvalandį praleidote su uostamiesčio kultūrai ir istorijai skirtą laidą Kultūra Plius. Linkiu, kad prasidėjusi žiema džiugintų ne tik baltų sniegu, bet ir gerais kultūriniais renginiais. Susitiksime su jumis ir vėl kitą penktadienį po 8:15 vakare. Su jumis buvo laida Kultūra Plius.